Šiandien susirinkome visos pirmadienį, birželio mėnesį, graži Vilniuje. Atvykome į projektą, kuriame visi dalyvaujame kinas mano mokykloje. Norime pakalbinti naują dalyvę, kurios pirmą kartą nematėme. Ir tiesiog susipažinti su ja. Prašom, susistatyti. Esu Reda, atvykau iš Radviliškio, dirbu Vaižganto gimnazijoje. Dėstau kalbų psichologiją, taip pasimokomasi dalykus. Na, jūsų kinas buvo mokykloje gražus dalykas, tai nėra labai gražus dalykas. Į šitą projektą aš pradėjau visiškai atsitiktinai, kada negalėjau vykti vienam kolegai, nenorėjau prarasti tokios kalbos mokyklą, tai ieškojau žmonių, kuris sutiktų galėtų dalyvauti. O jūs filmuojate, fotografuojate? Aš pati šiek tiek, kur keliaujame, važiuojame, bandome, arba kas nors įdomu. Bandome filmuoti, fotografuoti taip pat. Buitiškai tiesiog. O mokykloje panaudojate tai? Ne. Dar ne. Tiesiog šiandien čia atvažiavote pasimokinti, kad galėtumėm tai panaudoti. Tiek. Labai liūdna. Jums labai liūdna. Pas mus gal į kompaniją? Taip, pas jas. Gerai. Ir ką veiksit čia pas mus? Atėjau pasiimti pažymėjimą kažkada turėjau. Senybės dar. Nu va. Tai reiškia jau prarasta. Prarasta. Nes išėjo tas vyras, kuris galėtų jums pagelbėti. O kada grįž? Tuo jisai grįžti. Skaitauja čia. Tiesiog pertraukėlę pasidarėm ir čia vyks užsiėmimas. Aš tai padirauks. Pasufleruot gal galit ką nors? O ką čia mokinatės? Kokį pažymėjimą? Nieko aš nesipatau. Filmus pažiūrėti. Buvau kažkada pasidaręs prieš porą mėnesių ir nepasiėmė.